Labas, mėlyjeji be namų negerai žiūrovai. Sveiki vėl sugrįžę į mūsų Citus transliacijas. Grįžtam po intensyvaus atostogų sezono ir po mėnesio pertraukos, pailsėję, atsigavę, prisirinkę įspūdžių naujų temų ir aktualijų. Šiandien vėl studijoje mūsų improvizuotoj publikos numylėtinis surinkęs daugiausiai peržiūrų mūsų iš visų mūsų darytų transliacijų dizaineris, interjero specialistas ir ekspertas Marius. Sveikas, Mariau. Labas rytai, labai malonu. Ir šiandien iš tikrųjų pati gamta mum pasiūlė temą, ką tik pasibaigė, ką tik praėjo karščio banga, visus daugumą turbūt džiuginusi, bet kai kam nebuvo turbūt labai maloni ta 30 kelių laipsnių temperatūra sėdint mieste, namuose ar ofise ir panašiai. Tai pakalbėsim trupučiuką šiandien būtent apie tai iš interjero ir namų įrengimo perspektyvos. Tad jeigu turite klausimų, drąsiai juos rašykit po transliaciją. Na ir tie, kas neturi galimybės stebėti tiesiogiai, visada galite apsilankyti mūsų YouTube paskyroje, Citus YouTube paskyroje, kur rasite visas ankstesnės mūsų transliacijas. O šiandien galim jau pradėti mūsų aktualią temą. Tai kągi, šiandien už lango jau truputėlį vėsiau, matosi ir debesų, ir temperatūra tikrai netokia, kokia buvo iki, kada čia užvakarą, ne, iki praėjusio savaitgalio. Tai, interjeras atrodo iš pirmo žvilgsnio, tai pagalvojus, kas yra tas interjeras, tai įsivaizduojam gražias sienas, malonės grindis, pagalvėlės ir užuolaidas, bet turbūt yra gausybė dalykų, kurie gali padėti išspręsti ir, sakysim, karščio problemą namuose. Tai pradžioj pakalbėkim galbūt apie tuos, sakykim, tikrai interjero aspektus, ar ne, kaip galima planuotis interjerą, kad karštis būtų netoks baisus. Na, sakykim, turbūt užuolaidos viskas aišku, taip. Galbūt kelis žodžius apie užuolaidas, bet, tarkim, sienų spalvos, apmušalai, grindis, dar kažkas, kas yra parankiau esant karštiem oram ir kas mažiau palanku. Ja, gal pas mus nėra labai, sakykim, tas klimatas toksai labai karštas, ar ne? Turim mes tą mėnesį du tokį, iššūkį tos karščius praeit. Ar dėl to reikėtų keisti spalvas ir medžiagas ir grindis, tai nemanau. Yra paprastų sprendimų. Nuo primityviausio, sakykime, tai kondicionavimo sistema, ar ne, kuri, čia turbūt populiariausias reikalas, nes kol karšta galima atsivėsinti, o pavasarį ir rudenį galima pasišildyti patalpas. Tai toks universalus reikalas, kurio dabar paskutiniu metu klientai ir šiaip pastebiu tendenciją, kad tas populiarėja ir daug kas prašo, sakykime, ir vidinių blokų pozicijų, ir kad numatytume iš karto tą inžinieringą prieš projektuojant. Tai tie dalykai tampa aktualūs ir svarbus, nes tie karščiai, kaip ir pats turbūt, žinai, niekur nedings jie, ar ne? Tai jie greičiausiai niekur nedings, bus dar tik tai agresyvesni, bet žiūrėk, aš tave norėjau už liežuvą patempti ir vis tiek dar tą antrą kartą pabandysiu padaryti. Sutinku, kad interjerą perdaryti dėl karštų orų tikrai neverta, bet, sakykime, planuojant interjerą. Ar šviesios spalvos parankiau yra, ar tamsios spalvos? Nes, turbūt saulė šviesą sugeria labiau tamsios. Tai turbūt jos, kaip sakyt, karščio atžvilgių netokios geros. Tai aišku, karščio atžvilgių tikrai nepadeda tamsios spalvos, ar ne? Faktas, kad pats turiu juodas žaliuzes ir patikėk, tikrai nėra geriausias sprendimas per karščius. Bet gražu, taip. Tai va čia mes turim tos 2 mėnesius, kurios turime ir atlaikyti, ar ne? Tai jeigu tu turi gerą, sakykime, vėdinimą, šaldymą, vėsinimą, tai manau, kad ir tos juodos žaliuzės problemų šiaip neturėtų sukelti, žinai. Tai iš esmės, aišku, reikia atsižvelgti, tai jeigu vis tiek šviesios, tiek juodos spalvos, čia labai subjektyvu, žinai.
žmogui gal patinka kažkoks šviesus, žinai, interjeras sprendimai, kitas nori hardcore, žinai. Tai ir juodų žalias. Nu taip. Ok, tai apie turbūt pačius primityviausius sprendimus, kaip ten pastatomi vėjeliai, nešnekėsim, nes nei tai yra turbūt efektyvus, labai efektyvus, išskirtinai efektyvus sprendimas nuo karščio, nei tai yra interjero dalis. Iš esmės jo, čia Galima iš tikrųjų pasakyti, pats iš patirties galiu pasakyti, kad praėjau visus tuos, sakykime, nuo vėjelio, nuo vėsinimo tokio įrenginio, paskui tokio kaip mobilaus kondicionieriaus, kol galiausiai praėjau prie stacionaraus kondicionieriaus. Tai nešvaistykit pinigų, iš karto darykit normalų kondicionierių, nes apsisuks tas ratas, karščiai niekur nedings, tie laipsniai kyla kasmet ar ne. Tai geriausia apsišarvuoti iš karto ir tiesiog turėti komfortą namuose. O dabar su aukštesnė ir aukščiausia energinė klase būsto, nauji būstai jau keletą metų privalo turėti rekuperatorių, ne? Taip. Kiek rekuperatorius gali padėti nuo karščio? Jis iš esmės kaip ir patalpų nevėsina, jisai tiesiog tiekia šviežią orą, sakykime taip, ištraukia blogą ir tiekia šviežią, ar ne? Tai jeigu nebent, sakykime, tam pasitarnauja kondicionavimo sistema iš esmės, ar ne, vėsina ir kažkiek pašildo. Tai rekuperatoriaus gal į tą vėsinimą ir šildymą nelabai įtraukčiau. Aišku, yra ten kai kurios pozicijos, kur gali ten tą orą kažkiek vėsesnį įpūsti į vidų, ar ne, tai yra, bet iki tam tikro lygio. Šiaip jis tol, kol oras lauke nėra šiltesnis. Jo, jis nepalaiko jokio ten freono, sakykime, nebent ten kažkoks ten hybridinis įrenginys, kur net nebejoja tokių yra, žinai. Tai šiaip truputį kita sfera čia su tuo vėdinimu ar ne, o su vėsinimu tai pagrindė kondicionavimas realiai. Bet iš kitos pusės ir tas ventiliatorius namuose pastatytas irgi oro nevėsina, bet sukuria įspūdį, kad yra vėsiau, kai oras juda, bet rekuperatorius turbūt jis nelabai judina to oro. Kažkiek judina, aišku, matai, apačioj kambario žemiausiam lygiai yra viena temperatūra, jo lubojose yra dar kita temperatūra, tai sakykim, tas ventiliatorius gal truputį pramaišo ir pats rekuperatorius truputį pramaišo tą orą, žinai, tą jo šilumą, tai va dėl to jisai taip ir pasivaikšto geriau po tos patalpas, dėl to yra ir tie lubiniai, sakykime, ventiliatoriai, kurie tą šaltą orą traukia į viršų ir maišo tą orą, yra ir kita funkcija, kur atvirkščiai šiltą orą į apačią pučia šaltesniu metu. Tai tie dalykai yra, ta prasme, jie kažkiek turi racijos. Ok, bet sakai, pinigų nešvaistyti, tai mes nešvaistykim ir laiko savo žiūrovų. Tai keliaujam prie kondicionierių. Kondicionierius, tai nėra interjero dalis, ar ne, iš principo tai yra inžinerinis techninis sprendimas. Kiek jisai yra draugas, kiek priešas interjerą? Bet kokiu atveju apie tai reikia kalbėti, ar ne, apie inžinerinės sistemas, tai čia būtinai. Pirmas klausimas, jeigu tai kažkoks individualesnis projektas, iš karto su klientu klausim, kokios inžinerinės sistemos. Ar mes vėsinsimės? Aišku, vėdinimas dabar visur beveik eina, ar ne? Yra dar toks dalykas kaip drėkintuvai tie stacionarus. Ir mes apšnekam, kas reikalinga žmogui, ko jisai nori iš to, ar ne, savo būsto ir kokią jis tą aplinką kurs. Tai mes tą inžinieringą jau derinam pačioj pradžioj. Iš karto klausiam, ar bus, ar reikia. Nes tai reikalauja irgi tų techninių sprendimų. Mes turim ir poziciją surasti viduje patalpos. Ar ten 2 blokai vidiniai bus, ar 3, ar 4, ar ne. Kur mes išorinį dėsim bloką. Būna statytojas nurodo, tarkim, ar ne, kažkur ten balkone, parkinge, ant stogo, ar ne. Yra reikalavimai atitinkami, tai mes iš karto ir su statytojais bendraujam, tai kur mes dedam tos įrenginius, kaip mes sprendžiam tą klausimą. Ir automatiškai su klientu tada derinamės, mes pirmom lygmenį paklausim, ar bus kondicionavimo sistema ar ne, ten apie rekuperacinę sistemą pašnekam, tai kaip ir tu minėjai, kad kaip ir priešas ar ne interjerai, bet to pačiu mes nuo to ir pradedam projektavimą. Priešas aš turiu omeny, kad jisai kažkuria prasme tai yra svetimkūnis. Taip, faktas, vizualiai vidinis kondicionieriaus baltas blokas tikrai vaizdą neprideda. Yra, aišku, tų sprendimų, galima spalvas reguliuotis ar ne, kažkokį juodą imti įrenginį. Faktas yra idealiausia, mūsų tikslas slėpti, ar ne, tai inžinieringą, tai idealiausia ortokinė kažkokia sistema jau pasidaryti, jau namas kažkoks didesnis, tada mes išvengiam nereikalingų šitų, sakykime, blokų vidinių. Aišku, mes būna ir į baldus slepiam juos, tarkim, kažkoks antrasolinis baldas, arba nuo stumdomų durelių, arba koks vinglainas atidarom ir tada turim vidinį bloką.
Ir kartą, ten, sakykime, mėnesį ar 2 per metus mes galim atsidaryti tą baldą ir pasivėsinti tas patalpas. Paskui, jeigu nėra poreikio, užsidarom ir tas kondicionavimo blokas kaip ir dingsta iš to konteksto. Žiūrėk, pabandykim paskaidyti tą klausimą. Atrodo, čia liktai paprastas klausimas, bet iš esmės, jeigu taip nuosekliai žiūrint į interjero įrengimą, tai man norisi, taip žinai, truputėlį jį papjaustyti. Tai pirmas dalykas. Kondicionavimo sistema, ar ne, kaip bet kokią kitą inžinerinę sistemą, sudaro techninė dalis, tai yra patys įrenginiai, jų yra du, teisingai? Nu, minimaliai, tai yra vidinis blokas, kurį mes matom ant sienos pakabintą, kuris pučia tą šaltą orą. Ir yra išorinis blokas su tuo didžiuliu ventiliatorium, garsiau ar tėliau ūžiančiu, kuris paprastai būna kažkur nebūto viduje, ar ne? Tada trečia dalis yra visas, sakykime, nežinau, infrastruktūra tos sistemos. Tai bus ortakiai, jeigu jie yra, bus nubėgimo sistema kondensatui kondicionieriaus ir, kadangi įrenginiui reikia elektros maitinimo, tai bus elektros laidai, ar ne? Tai vėlgi, jeigu kalbam apie naują interjerą, naują projektą, kurį pradedam nuo nulio, tai ką reikia turėti omeny, kokios dalys reikalingos, taip labai glaustai trumpai. Tai kaip ir pasikartosiu, mes tą inžinieringą planuojam jau pačioj pradžiai ir ne šiaip savo, ar ne? Nes mes žiūrime, kur yra nuotekos, kur mes galim nuvesti kondensatą, kurioje vietoje tas vidinis blokas turėtų tvirtintis, ar ne? Tai ar jis aptarnaus tik vieną kambarį, ar mūsų tikslas visą butą atvesinti, ar ne? Ir mes tada ieškom tokios pozicijos, kuri būtų optimaliausia. Tai mes pačioj pradžioj jau atsivedam freono vamzdelius, maitinimą visą ir jau numatom vidinį bloką interjere ir jau pačią jo pabaigą tada tiesiog vidiniai blokai išoriniai yra pajungiami, sukalibruojami ir atiduodami klientam. Ko mes išvengiam? Mes išvengiam kažkokių papildomų siurbliukų, ar ne, kurie kondensatą, pavyzdžiui, į nuotekas perdoda. Mes išvengiam tokių baisių lovelių, ar ne, kur ten eina visi vamzdžiai, maitinimai ir taip toliau. Ta prasme, to tikrai vengiam maksimaliai. O kad to išvengti, tai pavyzdžiui, jeigu klientas netgi ir nenorėtų to kondicionieriaus kol kas, bet galbūt ateityje galvotų apie tai, tai mes visą laiką raginam, pasidarykit bent jau išvadų, žinai. Ta prasme, atsiveskite iki pozicijos vidinio bloko varinius vamzdelius, maitinimą, žinai, ir poziciją išoriniam blokui. Tai jūs jau ateityje, jeigu sugalvosite, tai jums tik tais reikės nusipirkti patį komplektą ir tiesiog surasti meistrą, kuris jį sumontuos. Tai čia būtų idealiausias variantas. Jeigu taupote šią akimirką įrengimui, pavyzdžiui. Tai vat geriausia tą nusimatyti, nes paskui jau po interjero įrengimo yra labai sudėtinga tą kondicionavimą įrengti labai, preciziškai, sakykime taip. Tada tu kad jis visiškai neterštų. Taip, kad nebūtų lovelių, kad nebūtų kažkokių ten vamzdelių ar ne, maitinimų, kabelių, laidų ir taip toliau. Tada jau reikia jau labai stipriai derintis. Bet gerai, dauguma turbūt, kai kas gal turi galimybę, sakykime, ten planuotis namuose kapitalinį remontą, ar ne, ir kad tą pasidaryti, bet, sakykime, netgi gyvenant, kaip mano atveju, kada čia prieš 9 metus pastatytas namas, tai dar atrodo nebuvo tas kondicionierius tokia būtinybė kaip šiandien ir dabar aš pats jau pradedu mąstyti, bet kol kas dar pilno remonto daryti neplanuoju. Ką tokiu atveju? Aš suprantu, kad ten reikės nusimatyti, sakykime, ten tiem visiems vamzdeliam kažkur juos pakišti ir vis tiek tas tikėtina ten, bus reikalų šiokių tokių, ar ne? Bet kas dar svarbu? Tai man reikia elektros, praktiškai taip, elektros, bet sakai freonas, tai vadinasi freonas iš to išorinio bloko vaikšto. Išorinis blokas turbūt dažnam kelia daug klausimų, mes esame matę ir ant balkonų juos, ant fasadų pritvirtintų ir taip toliau. Kokia čia situacija? Čia irgi labai platu, ar ne, labai plati situacija, nes pavyzdžiui, ne visur galima tų išorinių blokų dėti, ar ne, nes yra tam tikros pozicijos. Jeigu mes kabinam jiem fasadą, automatiškai reikia derinti, ten įsijungia savivaldybė ir visos institucijos, kas yra sudėtinga pakankamai. Tai geriausia... Bet jeigu paprastam žmogui, paaiškinti, ar ne, tai aš noriu pasistatyti kondicionierių, su ko man reikės derinti? Su bendrijos pirmininku, ko gero, žinai, tu turėtum jam tokį duoti norą, ar ne, jis tada prašytų sąlygų, gal paprašytų kažkokio, žinai, mini projektėlio ir tada vyksta derinimas. Aš manau, čia daugumos atveju taip turėtų būti.
bet šiaip dažniausiai žmonės datosi savo balkonuose, tai irgi yra bendros erdvės, bet iš esmės jeigu jisai ten yra iki tam tikro aukščio, tai kaip ir problemų nesukelia dėl to. O kur informacijos apie tai ieškoti? Aš manau, kad reikėtų su savivaldybė tartis, nes visur skirtingai. Leiskim, jeigu Trakuose yra ten nacionalinis parkas, tai faktas, kad tu jau turi derinti ne tik su savivaldybė, bet gal ir su kažkokiam didesnėm institucijom, žinai, dėl to išorinio bloko. Aukščiausia ministerija. Galbūt ne. Bet, žodžiu, bet jau problemų yra tikrai ir tas gali užtrukti iki metų ir daugiau, ta prasme, nu taip yra, ar ne? Tai kad išvengti to, būna ten ant stogo yra ten reglamentai, kur tu gali pasidėti iki tam tikro aukščio, ar ne? Yra sprendimų tikrai. O kokie dar variantai? Tai prieš laidą šnekėjom, kad parkingė, tu sakei, galimybė? Naujose projektuose pats statytojas jau numato išorinių blokų pozicijas. Tai pavyzdžiui, jeigu tu nusipirki naują butą, ir mes, tarkim, klausim kliento, ar jūs norėsit kondicionavimo, jisai sako norim, tai mes tada žiūrim statytojo rekomendacijas. Tai jeigu, tarkim, paskutiniai 2 aukštai, tai tada eina ant stogo dažniausiai tie renginiai, yra kažkoks padaryta zona jiems, ar ne, su schema, kur turėtų būti tas blokas. Balkono variantas ir būna dar parkinguose požeminiuose deleguota kažkokia vieta, ar ne, ir tenais visi tie išoriniai blokai susideda. Nu, čia aišku, jo, nebejoti. Čia labai privalumas naujo būsto, kai tas yra pramastyta, ypač kai, sakau, tas, iš tikrųjų, prieš 10 metų turbūt apie kondicionierius nedaug kas galvoja, tas yra. Mažai kas galvoja, žinok. Jo, turčių išmislas. Taip. Nes ir šiaip tendencija, kad jau žmonėm tikrai to reikia ir vystytojai reaguoja, tai ar ne, jau ir numato ir tas pozicijas ir pačiam žmogui paprašiau, nes jeigu dabar visiems reikėtų derinti ten, sakykime, išorinio bloko vietas ant fasadų, ten kažkokius projektus daryti, tai tas labai apsunkina. Bet ant stogo, žiūrėk, ant stogo tarsi nesimato, bet vis tiek reikalingas derinimas. Faktas, aš manau, kad reikia, žinai, viskas, kas su išorė susiję, nebent ten, balkonas irgi šiaip bendra erdvė, tai čia gal savo paprieštarausiu, bet manau, bet kokiu atveju reikia su bendryje pašnekėti, jeigu tai nėra numatytos kažkokios konkrečios pozicijos, bet kokiu atveju reikia tą įsiaiškinti. Aš atsimenu, mes anksčiau, kai su miško ardais daug dirbai, ar ne, citus projektų, tenais buvo ganėtinai dažnas tas klausimas ir ten, aš kiek atsimenu, daugiausiai buvo kalbų, jeigu tai yra ant fasado tvirtinama, kad ten netgi architekto sutikimas yra reikalingas. Absoliučiai taip. Čia, kad, žodžiu, kad tas gali būti pakankamai taršos nebūtų, jo, tai tarkim, tu senamiestį kažkur nepakabinsi ant fasado, tikrai išorinio bloko. Tu gausi nusiskundimų, kažkas paskus, arba tiesiog pamatys institucijas, tai turėsi ne tik nusikabinti, bet gal dar ir baudą išrašys tau, žinai. Tai. O techniškai, va dabar, jeigu taip įsivaizduojant, tarkim, yra daugiabutis, ar ne, ir gyvenant kažkur viduryje, tarkim, 5 aukštų daugiabutis, gyvenant 3 aukšte, tai tiek požeminis parkingas, tiek stogas, jie yra pakankamai nutolę nuo buto. Kiek yra tavo, kiek tu žinai, kiek tu susidūrė su tais dalykais, kiek ten yra daug techninių niuansų, kad tą išorinį bloką nusivesti kažkur toliau. Nes, atrodo, aš čia balkonę pasistatysiu, bet gal geresnis sprendimas yra ant stogo arba parkingė, bet ten atrodo toli. Taip, aš manau, kad čia gal labiau išsiplėstų specialistas, kuris jau tam daro ir montuoja, bet iš mano patirties tai būna, jeigu, tarkim, 3 aukštas yra iš viso 5, tai galima per vėdinimo šachtą nusitemti iki stogo ir tą dalyką pasidaryti. Statybo, aišku, metu, kol dar viskas vyksta, kol viskas dar, žinai, šviežia. Tai tada tikrai, manau, įmanoma. Kita alternatyva balkonas, vėlgi, kaip ir šnekėjom, ar ne, kažkokia pozicija, statytojas numato ir viskas. Tai toks reikalas, žinai. Gerai, grįžtam vėl į vidų, ar ne, apie vidinio bloko slėpimą. Taip. Tu minėjai, kad galima dėti į korpusinius baldus. Ar ne? Tai iš esmės, aš kaip suprantu, jeigu įmontuoji korpusiniam baldę, tai iš esmės ten arba kažkokias ertmės turi būti paliktos, kad vėdinimas vyktų, arba gali būti atidaromas, uždaromas, nes ne visus metus to įrenginio reikia. Jo, iš esmės yra alternatyvų, kai kurie būna pasiūlomas tą variantą slėpimo balde. Daug būna, kad tai atsisako ar ne, nes bijo kažkodėl šitą sprendimą, bet šiaip viskas labai paprasta. Tiesiog vidinis blokas balte, reikia pasivėsinti, mes atsidarom, jisai atvėsina patalpas, ten 1-2 per tos tropinius karščius ar ne. Paskui mes gražiai viską užsidarom ir tas renginys praktiškai turi savo poziciją, neturi kažkokių laidų, kažkokių lovelių, viskas tvarkingai, interjeras nesugadintas ar ne. Jeigu tokios galimybės, pavyzdžiui, nėra arba klientas tiesiog nenori to daryti, tai mes tada ieškam irgi pozicijų.
Dažniausiai stengiamės tokią rasti viduriuką, kad tas patalpas visas atvėsintų. Daug žmonių galvoja, kad jeigu vienas kambarys, tai turi būti vienas būtinai vidinis įrenginys, ar ne? Tai buvo toks atvejis, kai mes klientui darėme, sakykime, vidinius blokus ir jam pasiūlė meistras gal 4 vidinius blokus. Ta prasme, 4. Ir visi jie vienodi, tie didžiuliai. Visi vienodi didžiuliai, vienas svetainiai, kitas miegamajam, ten kiti 2 darbo kambarį, nu žodžiu, tikrai jų ganėtinai per daug. Tai mes padarėm tokį sprendimą, kad mes radom pozicijas, kurios daugiau mažiau, tai vietoj 4 gavosi 2 blokai, mes juos sumontavom, paėmėm galingesnius, paėmėm su funkcijom papildomam ar ne, ir tiesiog vietoj 4 gavosi 2. Klientas sutaupė, o patalpos atsivėsina tolygiai visos. Ir tu dar minėjai, kad galimybė yra tą srautą skaidyti, ne, kad kelias patalpas vienas blokas aptarnautų. Jo, čia tas split funkcija, apie ją gal labai neišsiplėsiu, nes pats tikrai iki galo nežinau ar ne, bet yra tie split variantai, kur galima dar su vienu įrenginiu 2 patalpas atsivėsinti. Bet čia ne tas variantas. Čia tiesiog, kai mes turim bendrą vidinį bloką, jis nukreiptas atitinkamai į kažkokias bendras erdves į patalpas. Ir jisai puikiausiai atvėsina, ta prasme, patalpas, net nebūtina kažkokių ten daugiau įrenginių vidinių padaryti, kad tu atsivėsintum darbo kambarį ten, kuris... Bet čia turbūt konsultuotis reikia su specialistais, kokį plotą efektyviai... Jo, šiaip specialistai visą laiką patars, aišku, ar ne, bet yra ir racionalūs sprendimai, ar jam ten reikia tikrai tų 4 blokų, mes įsprendėm su 2. Klientas apsigyveno, tropiniai karščiai, paklausėm, kaip sekasi, sakė viskas puikiai, Tai mes tiesiog ir pataupėm pinigų jam ir jisai turi racionalų sprendimą. Bet šitą irgi aspektą prieš laidą kalbėjom, bet išorinis blokas vis tiek reikalingas vienas. Nu taip, tai tiesiog jis jau galingesnis yra, nes jeigu tarkim... kad čia įsivaizduoti, žinai, kad kiekvienas vidinis blokas neturi turėti savo išorinį. Ne, yra vienas didelis kažkoks blokas, ar ne, jeigu ten jau 4 vidiniai, tai jau ten eina pramoniniai visi reikalai, kurie ir brangus, ir elektros kaštai, ir žodžiu, tai reikia... viduriuką rasti, nepersistengti šito vietą. O šiaip va teisingai, daug elektros naudoja kondicionierių? Šiaip rašo, kad daug. Iš esmės, aš manau, kad vis tiek, jeigu tarkim 3,5 kW renginys, tai aš nemanau, kad jis tau visą laiką dirbs 3,5 kW. Jo ten darbinis diapazonas yra ten nuo 400 iki 600 W, ten, žinai. Kažkas tokio, aš taip įsivaizduoju. Nesu, aš sakau specialistas, bet aš iš praktikos sakau. Tai, tas nėra baisu iš tikrųjų. Jeigu ten po 3 kW varytum, tai pasijaustų faktas, žinai. O kas dar, tarkim, vėl grįžtam į dar ankstesnę pradžią, kai šnekėjom apie kitus interjero sprendimus, kokios medžiagos, tarkim, yra labiau linkusios, vėsinti? Nes čia aš užvest pabandysiu gal ant kelio, tu paplėtosi tą mintį, tarkim, pietų šalyse, ar ne, čia kai važiuoja atostogų, visi matom, kad paprastai, tarkim, grindys yra klotos keramikiniam plytelėm. Ne, ten kažkoks tai medis ar ten pakaitalai medžio, kilimai ir panašiai, kas tą šilumą kaupia, bet akmuo, keramika ir panašiai. Kažkokių tokių dar pavyzdžių, ką galvojant apie būsimą interjerą galim įsivertinti. Yra faktas, aš kaip ir minėjau, pas mus nėra tokių karščių tropinių, kad mums tai būtų labai aktualu. Ten, kur yra tikrai labai karšta. Negali žinot, kada bus. Ten, kur yra labai karšta, ar ne, tai faktas, yra ten nuo akmens masės, ar ne, iki ten mikrocementų visų, ten tų natūralių visų vedinimų, tie dalykai egzistuoja, bet tai yra labai karštuose šalyse ir klimatuose. Tengi nuo Persų laikų yra tie vedinimai su visais tais požeminiais vandenim, žinai, natūralūs, kur pučia vėjas, atsivėsina vanduo ir į patalpas patenka. Tai tų tokių primityvių yra dalykų, bet jie jau šimtmečius, ar ne, jau atsiradę yra ir tie vėsinimo dalykai, bet, sakau, čia priklauso nuo klimato. Tai ten persai taip darė, ar lietuviai taip darė, tai vargu, žinai. Pas mus labiau tas klimatas toks, tie karščiai tropiniai, retas variantas, žinai, mums čia naujiena, tai mes bandom nuo jų apsisaugoti sprendimais. Dar vienas sprendimas, langų plevelės. Nežinau, čia turbūt nėra labai interjero sprendimas, bet ar tu tokių esi projektų daręs, kur tas įtraukiama? Iš esmės šitas dalykas aš esu mašinai pasidaręs keramikinę. Užseniau, kas langus turi. Kaip ir jie truputį tonuoja, bet iš esmės tai yra keramikinė plevelė, kaip ir tu sakei, tai jinai tikrai sumažina
tą saulės, nes saulė prikaitina praktiškai saloną ar ne automobilio, tai ta keramikinė plėvelė man labai pasiteisino. Aš ta prasme planavau ir patarimų gavau ir kolega susidėjo, tai toks visai geras variantas. O būstuose nesusidūręs? Patys langai iš savęs, man atrodo, turi tą jų visą, žinai, sugerimą tų spindulių, bet aš manau, kad plėvelių kažkokių papildomų gal nelabai reikia, kol kas, žinai, nes, pavyzdžiui, yra momentas. Tropiniai karščiai, tu ten susikliavai plėvelės, žinai, visur ir tau karštis kaip ir neateina vėsu, bet tai pavyzdžiui, kai bus ruduo ir tu norėsi tos saulės šilumos, tai tu irgi jos negausi. Turbūt ne tik tai apie šilumą kalbant, bet ir apie šviesą, nes ta plėvelė bet kuriuo atveju jinai... Taip, jinai tonuoja, kažkokį procentą jinai tikrai blokuoja. Ir žinai, tropiniai karščiai jo viskas ok, bet ir dėl ko aš paminėjau kondicionieriaus, kad jisai ir pašildyti gali patalpą, nebūtinai atvėsinti. Tai čia yra daug pliusų, aš matau šitą vietą. Nes pavasarį mes turim irgi tą atjungtą šildymą, būna vėl atvėsta ir tikrai namie būna 15 laipsnių. Mes galim pasišildyti patalpą. Tropiniai karščiai mes atsivėsinam patalpą. Tas pats rudenį, kai būna žmonės jau laukia greičiau to šildymo ar ne pradžios, nes tikrai yra vėsu namuose. Tai tu irgi gali laukti savo ramiai, nes tau kondicionierius automatiškai pašildys tau patalpą. Tai jisai turi daugiau funkcijų truputėlį, panaudojamų Lietuvos, sakykime, mastu. Tai dėl to tas vėsinimas jo, jisai gerai, bet mes galim iš jo išspausti dar daugiau. Tai praktiškai gal tas ir naudojimas nuo tų 2 mėnesių išauga į 6 kokius mėnesius. Žinai. Jo, čia labai logiška, nes taip, pašildymo funkcija svarbi, kaip pas mus tokie ryškus tie sezonai, bet kondicionierius turi vieną turbūt tokią esminę, sakykime, nežinau, esminį trūkumą, ar ne, kad jisai sausina orą. Taip. Šnekėjom, kad tobulas mikroklimatas yra, kai ir drėgmė, ir temperatūra, ir dar grynas oras. Na taip. Bet čia turbūt esi daręs tokių projektų, ar čia galima planuotis, tarkim, daugiabučiam, ar čia nėra efektyvu? Mato, daugiabučiam jau yra nemažai pagalvoję jau ir statytojai, nes yra ir ten vėdinimas, ir vėsinimą gali pasidaryti jau be didesnių problemų. Dėl drėkinimo tai čia truputį individualu, ar ne, nes jeigu ten jau koks, sakykime, didesnės patalpos, tai teko daryti tokį variantą, kad mes kondicionavimą per ortakius darėm, vėdinimą per ortakius ir, žodžiu, dar drėkinimo sistemą. Tai gaunasi 3 inžinerinės sistemos, kurios tarpusavį sąveikauja ir tu praktiškai gauni idealias gyvenimo sąlygas. Aš kalbu apie orą. Tai tu gauni šviežią orą, tu gauni atitinkamą ten drėgmę nuo 45-50% ir tu gauni, sakykime, temperatūrą atitinkamą. Tai čia yra idealiausias scenarijus, ką tu gali pasidaryti savo interjerę, bet tai aišku yra atitinkamai brangu ir labai individualu. Bet ar čia yra vienas toks renginys, kuris sugebėtų visas tas funkcijas atlikti? Sunku pasakyti, žinok, sunku pasakyti. Galbūt ir yra, galbūt kažkas jau ir išradęs tokį reikalą. Čia pafantazuokim. Ja, bet vėsinimas, vėdinimas ir sakykime, drėkinimas, tai čia yra tobula. Jeigu yra galimybė tą pasidaryti, aišku, nežinau kaip dėl būtų ar ne, bet kas darosi individualius namus ar ne, tai tą temą mes apkalbam iš karto susitikimo metu apie tą inžineringą. Tai tą turėti visai, manau, fainai, nes tu turi realiai idealias žmogui pritaikytas sąlygas su inžineringo pagalba, vadinkim taip. Ok, tai dabar pabandykim apibendrinti viską, ar ne, ką mes čia pašnekėjom, tai karščių buvo ir bus, tai ir pats efektyviausias sprendimas yra kondicionierius, tiesa? Praktiškai taip. Kuris dar ir gali pašildyti padėti. Tai jeigu kalbant ne apie naują interjerą, sakykime, apie esamam interjerą, žinai, integravimą to kondicionieriaus, tai reikia atkreipdėmėsi į ką, į būsto plotą ir kondicionieriaus galimybės funkcijas. Jo, dar pabrėšiu vieną dalyką, labai svarbu, jeigu jau tu turi interjerą arba gyveni bute, bet norėtum to kondicionieriaus, kurio galbūt neįsirengiai tada, kai įrengimą darai. Tai reikėtų žiūrėti, čia jau su meistrais pasikonsultuoti reikėtų, bet iš esmės kuo arčiausios pozicijos iki išorinio bloko. Kad būtų vidinio bloko ir išorinio, kad būtų kuo mažesnis atstumas, nes tada tų lovelių nebebus
ir tada atrodys racionaliau visas sprendimas. Tai tiesiog dažniausiai kur balkonas ir per balkoną iš karto ant tos sienos, kur yra prie pat išorinės sienos, toks variantas, tai tada ir montavimas paprastas ir tada tikrai galima jį įdėkti, pasidaryti, be didesnių kažkokių ten remontų, vadinkim taip. Bet aš dar atsimenu, kad čia reikia atkreipdėmėsi į, sakykime, būsto energinę klasę, kad ten koks nors sienos grėžimas ir lovelių išvedimas ten paskui neprisidaryti. Jo, tie dalykai yra irgi, žinai, turi daryti profesionalai testuoti ir manau, kad viskas bus gerai. Ok, bet pačiam kondicionieriui reikia elektros, ar ne, vadinasi sąsajos su išoriniu bloku, tai yra freono atvedimas iš išorinio bloko, nuotekų nuvedimas idealiausiai į bendras nuotekų sistemą, ne? Ir viskas, ir tada tik tai pagal plotą efektyvų pasirinkti, kiek ten reikalinga tų vidinių blokų ir kur padėti išorinį. Praktiškai taip. Nu tai ką, linkim visiems gaivios vasaros likusios ir neperkais, bei susiplanuoti kitos vasaros karščiam jau kažkokį sprendimą savo namuose ir interjere. Ačiū dar kartą, Mariau, lauksim kitose laidose su naujom temom. Ačiū, Rytai. O visus žiūrovus dar kartelį primenu, kviečiam apsilankyti mūsų YouTube paskyroje, ten rasite visas ankstesnės laidas. Jeigu turėsit klausimų ar temų pasiūlymų, visada galite rašyti visuose citų socialiniuose tinkluose. Na, o mes pasimatysim maždaug už mėnesio su nauju pašnekovu ar pašnekove ir nauja tema. Viso.